Žodžiu, vaikštum čia po miestelį, o kiaušinis. Ten parodyta miestelio istorija, kaip suprantu, ta prasme, pats miestelis. Čia miestelis vadinasi Skaradino. Tai va dabar sėdim, valgom. Pali tokį vaizdelį. Tai va, pavalgėm laimingiam, pavėlavom į savo laivą. Nu, ne traukinys, bet pavėlavom. Pažiūrėsim, ar įleis mus į sekantį. Norėjom plaukti laivelę. Pasižiūrėt gulbių. Atėjom prie čia kažkokio didelio krioklio. Na, einu pasižiūrėti. Dar, žodžiu, įsimaudėm su Noja. Įsiplovėm savo maikės. Dabar galima gyventi. Iš arčiau. Kita pusė. Vanduo vėl čia labai gėlas. Atėjom prie pat. Nu, hello, dar norėsiu parodyti. Čia mes įsikūrėm. Grįžom ką tik po Kirką nacionalinio parko, tai lyginant, kur mes buvom Plitvicas, tai ten yra daug įdomiau. Nors tai buvo iššūkis su vežimėliu, bet tikrai daug įdomiau ir daugiau verta negu Kirka. Bet ir tai buvo labai gražu, pamatysit daugiau jau video. O dabar einu pasidalinsiu, kur mes šiandien apsistojom. Štai pasidairykit. Baseinas tenais yra. Tai kiek supratau, gamina iš alyvuogių aliejų. Tai vat, čia yra mūsų prieškambaris su visais virtuvės dalykais. Jau čia įsikūrinėjom. Šezlongai. Vienas kambarys. Kitas kambarys. Ir, žinoma, tualetas. Tualetas su dušu. Labą dieną. Tai va. Ir ką vakaro pramogos užsibaigė ties čia. Niekur vakarė jau nelėkėm, nes tas karštas tai visai nieko nesinori. Tai va. Vakaras užsidaro čia. Iki rytojus nežinau, kur bus.